vyksta. Nu, sveiki, mėlėjai, čia mes pradedame labai tokiu juoku, gaiviu, žavingu juoku ir pristatau jums iš tikrųjų labai nuostabų svečią, mano labai išsvajota, mylimą, iš tikrųjų Skaidrą. Tai Malonu. kas tu tokia, prisistatyk, nes labai esi laukta, mylima ir, žodžiu, gaivinanti tokia energija. Sveiki gyvi. Vos nepamiršom paspausti mygtuko, būtume viską paleidę į dausas, kas aš manau irgi būtų visai gerai. Kadangi laiko turime ribotai, tai aš labai norėčiau pradėti nuo to, į ką susitelkiau šį rytą. Aš esu tokia standartų laužytoja, mano profesija tokia. Aš dainuoju, kuriu ir nestoviu vietoj, nepatinka man vieną dalyką kartoti, tai įvairiausiais eksperimentais užsiiminėju visą savo gyvenimą. Ir matyt, gyvenime irgi tada atsiranda daugiau drąsos keisti. Tai labai norėjau su jumis tiesiog perduoti tą žinutę, nes žinau, kaip yra sudėtinga, kai esi komforto zonoje, net jeigu tau yra blogai, arba nepatogu, arba truputėlį tik blogai, arba kažkas ne taip, arba oi, kažkas atsitiko širdį, ar ne, iki pačio minimaliausio tokio, kas čia, kai yra klausimas. Tai aš kviečiu nenusisukti nuo savęs. Tai yra ženklas, kad kažką dabar galima keisti. Jeigu aplink tave yra aplinka ir tavo žmonės palankus ir jie laukia, kad tu tik tai čia dabar būtum geriau, sklandžiau, plačiau, gaiviau, aukščiau, visapusiškiau, tai jie tau iš karto padės ir tu tą situaciją iš karto išspręsi. Bet jeigu tu pamatai, kad ar tavo vaikai, ar tavo sutuoktinis, ar tavo sesė, ar tavo brolis, ar mama, ar tėtis, ar senelė, ar dar kažkas tau trukdo. Ir tu dėl to, kad nesukeltum bangos, kad nepadarytum kažko nemalonaus jam, kad jo gal sveikata prasta ir kaip nors įtakosi. Kažkas dar, visokiausios aplinkybės, kurios gali tave sustabdyti. Aišku, gal tu dar to nepatyrei, tai nežinai, bet jeigu patyrei, tai pasižiūrėk. Kiek kartų tave tai sustabdė ir kiek kartų tu nenuėjai pasižiūrėti, pavyzdžiui, saulėtekio arba saulėlydžio. Iš tiesų, tas, kuris tave gaivina, tas, kuris tave augina, tas, kuris tau gali sparnus užauginti arba parodyti, kad jie yra. Tiesa? Tai va, mano kvietimas yra toks. Dabar yra, pavyzdžiui, kai aš buvau jauna, sakydavo, dviese viską išspręsit. Po to man vyras sakė, taigi tu moteris, tu turi žinoti, kaip čia turi būti. O ir aš supratau, kad aš nieko nežinau, kad aš kažką turiu sužinoti, iš ko iš manęs tikisi. Ir pradėjau tada eiti pas žmonės, kurie kažką žino, skaityti knygas, kuriuose kažkas parašyta. Iš pradžių skaičiau visas ir realiai vieną žodį, nes man atrodė, kad neįmanoma ir negalima praleisti, nes kažko nesuprasi. Paskui supratau, kad ne visos knygos duoda tai, ko tau reikia. Ir tavo patirtis, tai tau yra didelis atsakymas. Ir pasimatavimas, kas yra gerai, kas yra blogai, tai kiek tu patyri malonumo. Iš gyvenimo, iš tos situacijos, iš to veiksmo, kurį darai. Aš ne prieš pastangas. Taip, aš kaip užsivedžiau dabar. Linkite. Jo, bet noriu labai perduoti tą žinią. Reiškia, aš ne prieš pastangas, kada nori ko nors pasiekti, turi praeiti tam tikrus laiptelius. Plano dalys yra labai labai svarbu, taip? Bet aš ir iš viso aš prieš nieką. Gal kažkam reikia patirti kančią begalinę, kad suvoktų. Palauk, čia jau viskas. Čia yra mano riba. Arba man davė tai, ta kančia man davė tai. Aš suvokiau, supratau. Arba, dabar noriu iki dugno tos kančios.
Nu, bet reiktų tada susitarti, kas tave iškrapštys iš ten. Tikrai, nes tu gali tai pristrigti, kaip visiškai prikepti, kaip prie keptuvės arba paskesti. Atsiprašau, jau pertraukiu, o tai su kuo susitarti ir kada susitarti, kaip? Nu va, pavyzdžiui, ne, tikrai, jeigu aš jaučiu, kad man iki galo reikia savo mazochizmą ištyrinėti, nes aš vis įkrentu ir įkrentu. Nu tikrai, pavyzdžiui, žmogus galvoja, kodėl va įkrenta į tokias situacijas. Tai yra tavo draugai, tiesa, yra bendraminčiai, galbūt kažkas tokią idėją turi kaip ir tu. Reikia susitarti, kad žmogus grąžintų tave į realybę. Gali būti, kad mes tokie žingeidus ir iš viso gal čia papuolėm į šitą erdvę per savo žingeidumą. Taip, nes norėjom patirti ir sužinoti ir čia mums viskas įmanoma ir taip toliau ir staiga atsidūrėm, oi, o dabar kažko nebegaliu. Tai mes draugėje su savo bičiuliais, su savo artimaisiais tikrai galime daugiau. Nu, ne visada idėjos sutampa, taip, visų žmonių. Ir idealu yra, va kaip mes praeitą kartą, kai klausiau poros, kurią įrašei Lingita ir su kuria kalbėjusi, kada žmonės viskas, jie pajuto, kad jie ant tos pačios bangos ir tobulumų ribų nėra, jie visą laiką išreiškia. Jie sako, palauk, man perėjo per širdį, dabar kažkaip, va dabar, va čia, va išsiaiškinkim, kas čia vyksta. Ne? Jie nuėjo jau į kitą lygį. O jeigu žmogui reikia ištyrinėti savo kančių pasaulį, ar jis viską nori iki galo suprasti. Aš, pavyzdžiui, tai jau noriu iš karto šokti į viršų. Jau aš pasivaikščiu, tenai tais takeliais. Man nepatiko, man labiau patinka tokios aukštapelkės. Žinai, kur dedi koją ir ne purvas tave traukia žemyn, o skaidrus vanduo. Ir pasirodo, ten aukštapelkėse vanduo yra iš viso švaresnis ir skaidresnis negu bet kuris šaltinio vanduo. Gali įsivaizduoti, koks ten vyksta mikroorganizmų kaita ir koks ten per alchemiją tose pelkėse už tai ir spanguolės auga. Gerai, tai žodžiu, aš nenuklydau, man atrodo. Ir tada tokį turiu net pasiūlymą. Jeigu kas nors, o tu, Lingita, sutiktum, pavyzdžiui, pavesti žmogų, jeigu jisai nori, dar jaučia, kad pavojingai yra, bet dar nori patyrinėti. Tiesiog pasakyti, pavyzdžiui, savo nuomonę. Labai gera, kai žmogus iš tavęs, koks nors artimas, nesityčioja, arba nesako visą laiką, kad tu visą laiką blogai darai, tu nepatikėsi juo. Tu tiesiog, negausi atsparos, negausi atramos, negausi įrankio, kuriuo gali atsiremti, lazdelės, ar ne, kaip tenai. Bet tau reikia, tave vis dar masina. Kaip tą vaiką baloja, ar ne, jam reikia pasitaškyti, tiesiog išsitaškyti, išsivolioti ir tiesiog leisti jam. Taip, ir jisai turi pamatyti, jeigu jisai išėjo su gražiausiam savo kelnėm arba gražiausia kepurė ir ta kepurė juoda, tai vienas rezultatas, bet jeigu tu išėjai pasiruošęs balai, kitas rezultatas. Taip, juk vaikai irgi supranta, gražus batukai, botai, viskas, ir tada turi rinktis. Tai ir mes turim pasirinkti. Aš sakau, aš tai jau nebesirenku tos purvinės, man jau tos aukštapelkės ir nuėjau į viršų ir dar kaip nors iš viršaus pažiūrėti į visą situaciją norisi, nes daugiau matosi. Tu kaip dabar šneki, man iškart prieš akis iškilo mūsų tavo bendros pusseserės, o manau, tai buvo studijų draugė, su kuria mes išeidavom su vyriausiais vaikais, tada mes tiesiog turėjom dar, buvom jaunas ir maži mūsų vaikai buvo ir aš turėjau mergaitę, o, reiškia, šitą mūsų draugė berniuką ir išeidavom, mano mergaitė išeidavo su baltais padurkais, o jos su tokiu kombinzonu ir grįždavo jis visas toksai balose, išsivaliojęs, toks, o mano mergaitė grįždavo su botais ir baltais padurkais ir tie padurkai balti ir likdavo. Ir mes sakydavom, kaip vaikai nori patirti, skirtingus dalykus. Mergaitė, mano norėjo patirti švarą, kad jos padurkai visada balti būtų. O berniukas šitas, jisai puikus labai, jam tyrinėt norėjo. Kokios išmintingos mamos suteikia sąlygas. Tai aš apie tas sąlygas, ar ne, kada tu, pavyzdžiui, leidėsi į kažkokią vidinę savo gilę kelionę, tau tikrai reikia kažkokio bičiulio. Ne visi nori tenai eiti taip ir tyrinėtis. Arba dažnai, kai žmonės būna, čia toks
etikos klausimas, labai sunku sutarti. Pavyzdžiui, mano etika tai yra mano išgyvenimo kokybė. Tavo etika yra tavo išgyvenimo kokybė ir aukščiausias išgyvenimas, tiesa, Taip. bet ne visada mes susitarėm, kas tai yra. Gal, pavyzdžiui, vat jo etikoje ar jos yra normalu manipuliacija, Taip. o mes nemokam jos atskirti. Mhm. Tai mums reikia ieškoti tokio vedlio, kuris mums atitiktų tą tikrąjį tokį rezultato išsiaiškinti, ko aš čia dabar noriu. Taip. Ir pasikalbu su tuo vedliu ir pasirodo, kad aš visai nenoriu ten murkdytis. Aš jau irgi pasiruošęs eiti kitur, kažkokią keisti kryptį. Taip. Vienam kartais būna sunku pagauti tą realybę. Mhm. Bet tai aš priminsiu dar kartą, nuo ko pradėjau. Būkite atidus tam savo jausmui. Aš jau perlenkiau lazdą. Ne, aš dar galiu. Bet pasižiūrėk, ką tu gali, ką tu ten darai savo. Taip, kas čia vyksta. Tas yra taip, aš manau, normalu. Kaip nusiplauti rankas parėjus iš lauko. Tiesa, kasdieną pamatyti. Gerai, ar aš tą padariau? Ar aš norėjau? Ne apie tai, kad ar aš kaltas jaučiuosi, bet čia irgi parodo, kokia tavo savivertė. Ar pažemėjo šiandien, ar ne, kas atsitiko, kad tu atsidūrei tokioje ir kitokioje situacijoje. Reikia to žvilgsnio į save. Nes paskui apkerpėje, kartais būna, kad aišku, taip pridžiūsta toks storas sluoksnis ir kartais taip atlūžta ir nukrinta. Netyčiom. O, sakome, Dievas padovanojo, ar ne? Bet dažniausiai tai mumsgi reikia dirbti su savim. Ir va tas darbas su savim irgi daugumai žmonių neaišku. Tai ką čia pridirbsi, niekas neaišku, ką daryti, niekas nežinoma. Iki galo nieks nesuprato, nieks nepasakė tikros tiesos kaip iki galo. O aš manau, kad daug dalykų yra pasakyta. Ir tu jau pats žinai, kas iki galo yra tiesa. Jau tikrai savo tiesą ir kur savo meluoji, jau gali atskirti. Aš, Skaidra, galiu klausti, dabar klausausi, iš tikrųjų, tai man visą laiką ir pasirodo, ir daugeliu klausytojų labai visi kreipiasi ir sako, aš atpažinau pagal balsą, man tavo balsas surezonavo, nors aš iš tikrųjų ten savo balsui turiu labai daug priekaištų, bet tu esi balso ekspertė. Ir kai mes užsisukam savo proto kažkokiais išvedžiojimas, tobulėjimuose, o gal tiesiog reikia dainuoti kažkokį garsą, balsą išleisti. Tu kaip balso ekspertė pasakyk, tu atpažįsti žmogų, kelintam jisai išmatavime nuskridęs pagal balsą. Pirmiausia, tai balsas labai parodo, kokioj vietoj, kokia sveikata yra tavo kūno. Mhm. Jeigu kūnas sveikas, tai balsas bus irgi sveikas, bet ne visada. Ir tada jau supranti, kad aha, vaikeli, dvasiai kažkas ne taip. Mhm. Tai balsas yra absoliutus lakmuso popierėlis, todėl mes taip dažnai ir slepiam. Ir vietoj to, kad ugdytume, leistume jam būti, sužinotume, kaip netrukdyti tam lakmusui ten taip sruventi, toj tokioj nesvarumo būsenoj. Ką mes darome su savo kūno blokais, įtampom, kad neleidžiam savo kūnui kaip instrumentui leisti būti tam nuostabiam garsui, tokiam, koks aš esu. Jis geriausiai atspindi mūsų esatį. Tikrai, nes... Mūsų branduolį turbūt. Taip, ir aš manau, kad siela ne kiekvienas su siela moka kalbėtis, ne kiekvienas su jie gali suartėti, bet per balsą galima. Aš čia papildysiu dar, iš tikrųjų, kaip dirbu tą darbą, labai yra keista, kad mažai žmonių, kurių sielos neuždarytos į dėžutes, įvairiausių spinom neužrakintos, jas reikia pirmiausia išvaduoti. Tai iš tikrųjų, ar per balsą jaučiasi, ar per balsą galima padėti žmogui išsivaduoti? Vienas iš būdų, vienas iš kelių. Mano kelias yra per balsą. Mano kelias. Aš jaučiu, oi, nesinori dainuoti. Kas vyksta? Ir tada pradedu žiūrėti, ne, visai nenoriu. Žiūrėk, tik išeinu kur nors į lauką, pasižiūriu į dangų ir jau noriu per visą žemę klykti. Tikrai, toks kažkoks atsiveria, reiškiasi, aš be gamtos tai tikrai negaliu.
Arba žmonių minią pamatau, tada būtinai noriu dalintis. Bet kartais būna, kada labai labai gera tokia, man labai patinka tyla. Aš nesu tokia, pavyzdžiui, melomanė. Aš labiau, man patinka kurti balsu ir tada tą kūrybiniu procesu mėgautis. O klausyti, po to gal derinti su kitais, žiūrėti, kas dar gausis. Bet ir jeigu aš išklausiau įdėmiai vieno kūrinio, tai kažkaip man visai neįdomu jo vėl klausytis, aš jau noriu kito. Yra žmonių, kur suka ir suka tą patį, suka ir suka. Labai vertėtų pasižiūrėti, į kokią kilpą ten tave patraukė. Net jeigu ir ta kilpa labai graži, koks, žinai, ružavas kaspinėlis ar žydras kaspinėlis. Tai čia irgi, man atrodo, tokia, kaip tave taip priėmė šiandien ir prisegė. Ir tu nenuėjai, nenuėjai savo kelio šiandieną. Daug kas sakys, o kam čia eiti? Kas čia? Niekas čia jokių prievalių nėra. Čia ir gerai. Aš suprantu. Ir sustoti fainai ir nieko neveikti. Čia reikia dar mokėti. Bet jeigu grįžti prie balso, tai mano supratimu, aš jau čia vieną kartą buvau išsireiškus tokia mintimi, kad ir klausą, ir balsą reikia, privalu lavinti. Privalu. Nes tai yra, viską, kaip, pavyzdžiui, sugalvok dabar tu man nevaikščioti. Ne, čia aš ne bėgikas. Ne, čia aš ne taip gražiai einu kaip kiti. Ir sustabdyk. Ar tai kaip balsą žmonės stabdo? Aš neturiu balso, sako. Bet jie sako. Ir sako, tai reiškia, vidury dienos tiesiai į akis meluoja. Sako, aš neturiu balso. Tai jau ne. Jau tikrai. Taip. Ir jau tikrai ne, aš ne ta, kur pasimausiu šitos, žinai, tokios. Tai va, tai tikrai, kai dabar yra labai daug galimybių, parašyk žinutę savo draugui, paklausyk ją. Pažiūrėk, kokią ten tu turi nuotaiką. Tu išgirst save gali ir pamatyti per savo balsą. Ir žinokite, kad tą pakeisti yra taip greitai. Tikrai labai greitai. Yra daug sudėtingiau, kai žmogus jau nori eiti iš viso per dainos keliu. Kai jau jam yra daug svarbiau dainuoti, negu valgyti ir perteikti kitam ir noras tiesiog darbą tokį dirbti. Ten atsiranda daugiau sunkumų, nes daugiau subtilybių, o amžius ir kūno sveikata irgi duoda labai daug situacijų, bet jas irgi galima susitvarkyti. Bet tu čia kalbė apie profesionalų dainavimą. Čia apie tokį, taip, bet jeigu kalbant apie tai, ką mes turim ir kiek turime mes pasiugdyti, tai taip, kad savo patiktume. Tiesiog, kad save išreikšti, kad tiesiog girdėt save, išjausti savo galbūt net energiją. Taip, pasakyti žmogui, kokią šiandien turiu mintį ir taip, kad jis mane išgirstų. Tai jau yra didelis dalykas. Tai galiu tokį pratimą duoti, jeigu nori. Tai prašom, labai reikia pratimo. Pirmoji praktika. Atsistokite prieš patį gražiausią veidrodį savo namuose. Prieš patį gražiausią. Apsirenkite taip, kaip jums labiausiai patinka. Ir padainuokite savo ką nors. Bent pasakykite, kaip aš tave šiandien myliu. Kaip man patinka, tu pažiūrėk, kokie tavo antakiai gražus, tu pažiūrėk. Vau, šiandien tavo laikysena visiškai kitokia negu vakar buvo. Ir tada, kai jau jums iš tikrųjų pradės patikti, ne tik žaisti, kad aš randu, kas man patinka, bet kaip iš tikrųjų pamatysi, kad aš žiūriu į save ir man gražu. Aš įsirašiau save ir man skamba, ir man neša. Tai tu būsi labai labai daug pasiekęs. Labai daug. Nes žmonės dažnai padaro didžiulės pastangas, mokosi gitarą groti, mokosi dainuoti, kažkaip sujungia, taip, bet tu matai, kad jis dar nesimėgauja. Jam dar pačiam nėra gražu. Jis čia pat padainavęs gali tau pasakyti, ne, čia aš nieko nepadariau, ne, čia aš dar nemoku, čia, tai iš karto sumenkina save begaliniai. Tai jis kaip savęs apsaugos tokios nepadarė savo.
Čia tokia, atrodytų, oi, čia kažkokia magija. Ne, čia paprastas dalykas su savo instrumentu, su savo kūnu. Tai va, ir dar kartą noriu grįžti prie tos pradžios, kur sakiau, neišduokite savęs. Nu, išgirskite, ką sako kūnas. Išgirskite tas savo mintis, kurios jau yra kažkokios nepatenkintos. Jau kažkas tenai yra, kur iš tikrųjų, aš nekalbu apie tos, kur inkščia, kad visą laiką blogai. Jiems iš tikrųjų blogai. Tiesa? Taip. Pavyzdžiui, ko vaikai inkščia? Nu, neišmoko būti savarankiški ir savarankiškai susirasti įdomaus darbo. Kažkas iš jų atėmė. 100 kartų atėmė iš jų rankų kažką, ką jie norėjo padaryti. Susigrąžinkit savo tą metą. Pradėkit, dar kartą pradėkit. Tikrai, va gal man plaktuką atimdavo, sakydavo, čia ne mergaičių reikalai. Imkit tą plaktuką ir kažką padarykit su juo. Oi, kaip aš mėgstu plaktukų. Nu va, pavažiuoti. taip. Nes žmonės sako, ne, čia praeitas laikas, aš nieko netradau. Žinokit, nu tikrai, pažiūrėkit, ką jums atėmė iš jūsų, iš rankų. Ką jūs daug kartų paleidot ir dabar nebegalit to susigrąžinti. Tas akimirkas tokias, tas sekundės, kur jums buvo va ką tik gerai, o dabar blogai. Yra, aišku, labai daug praktikų, kur galima išmokti šokinėti per emocijas, ką daro aktoriai. Ar ne? O taip, Jie nebekenčia. Pamokink truputėlį. Jo, čia jau reikėtų daryti kokią nors, seminarą. Taip, gerai kad rimčiau mes būtų. būtinai Taip. padarysim. Bet jūs dabar tik išgirskite tą mintį, kad aktoriai iš tikrųjų nebekenčia. Nu, aišku, jeigu grįžę namo, moka nusimti darbo kepurę. Taip, ir ten neužverčia ant visos šeiminos savo rolės. Taip. Jeigu jis tą išmoko, Taip. turėjo gerą mokyklą, tai jisai tikrai gali į bet kokią emociją ir bet kokią būseną čia pat iššokti. Tai jeigu tu įkritai į savo netinkamą būseną ir pagavai, vau, aš jau bambu, ar ne, arba skundžiuosi geras, arba kitus apkalbinėjau, šok iš ten, šok, nėra ką ten veikti, jau 100 metų nėra ką veikti tenai. Jau tiek dabar įdomių dalykų yra. Ką veikti. Pavyzdžiui, susitikti, kartu juoktis, arbatą gerti. Ir su jumis bendrauti. Taip, ir tas veiksmas, kad būtų toks, kuris, nu, man malonus. Va, tada aš pasiekiau, suteikiau savo malonumo. Tai čia ir yra tas atsakymas, tai kaip čia turi būti. O pavyzdžiui, aš iš karto dabar man prieš mintis, poros, kurios vat irgi nesusitarė kažko, ar galim būtų kažką tai vienas su kitu per balsą, kažkokias mantras, kažkokias dainas dainuoti? Oi, kaip poros gali. Yra balso tantra. Balso, tu esi balso, iš tikrųjų tantros irgi žinovė ir ekspertė, turbūt jau galėčiau pavadinti. Nu jo, gal žmonės bijo tos tantros žodžio, nu pavadinkim tai gyvybiškumu, pavadinkim tai tavo spurdėjimu gyventi. Taip, tavo procentas, kuris dar yra, kad tu gyvybingas. O tu galėtum truputėlį reabilituoti žodžio tantra supratimą, nes daugelis tantra sieja su seksu, su kažko tai purvinu, su kažko uždraustu. Nu tai kaip tu pažiūrėsi? Jeigu pažiūrėsi, kad seksas yra purvinas ir tik tai blogiems dalykams daryti, o ten, kaip senoviai darydavo, paklodėje iškirpdavo skylutę ir tik per tą skylutę būdavo galima vaiką padaryti, tai jeigu toks požiūris, tai, irgi iš jo reiktų galima išlipti, ar ne? Bet tantra ar seksualumas toli gražu nėra tik tai tokie kažkokie keisti, mums nesuprantami ir baisūs žodžiai. Aš tada pasakysiu taip, kad tikrai aš kalbu apie tą gyvatą, gyvastį, gyvumą. Ta kas, gerai, net nesakysiu, kad tai energija, ar ne, jeigu mes nematome dabar, kaip tenai tas susikuria. Bet visi suprantame, kad kai atsikėliau, ir pasivaikščiau lauke, pakalbėjau ar dar kažką padariau. Kadangi aš negeriu kavos, tai aš jau negaliu pasakyti to pojūčio, ką visi puola. Ar jie turi tą patį, ką aš turiu, kai aš tampu gyvybinga iš ryto, ar ne. Aš, pavyzdžiui, dar lovoj darau pratimus. Jo, aš pakratau kūną tenai, taip iškėlus kojas kaip vabalas porą minučių, nes japonai sako, kad visi sąnariai bus sveiki visą gyvenimą. Ir aš taip po truputį pabundu. Dar keletą pratimų, kad aš dar užmerktom akim darau.
nes tikrai visada noriu miego. Žodžiu, tu neprievartauji, kad dabar tu staigiai turi keltis ir bėgti. Būna taip, būnagi kartais reikia, tai žinai, kad taip reikės ir atsikeli, viskas tvarkoj. Bet man labai patinka va tokį, taip va savo tą gyvybingumą užkurti. Tiesa, nu kitam va gal, pavyzdžiui, ir man labai patinka prancūziški pusryčiai, kai prancūzai susėda ir ilgai ryte kalbasi, šnekasi, skaniai kažkas taip ragauja. Tai aš dabar jau, jeigu kur nors tą sukuriu su Lietuva, su lietuviais, tai nu, tikrai jaučiuosi maloniai ir laiminga. Ir tada užaugini tokį begalinį, viskas, jau kažkur reikia judėti, nes reikia kažką daryti. Taip? Tai žinok, kad tas gyvybės jau puodas jau perpildytas, jau dabar tu viską ir padarysi. Tai ir yra tas, žiūrėkit, kai žmonės įsimyli, tai jie būna pilni seksualumo, pilni gyvatos, pilni meilės energijos. Tai kas čia gali būti tokio purvino ar blogo? Mes po to iškraipom. Tai čia tantra priėmimas savo lytiškumo, savo moteriškumo, savo vyriškumo. Taip, priėmimas to savo energijos, neignoravimas kūno. Ai, žodžiu, daugiau tai yra savo kūno priėmimas, nes anksčiau mes tokie, tarytum kaip išsižadėję to kūno buvom. Ir dabar grįžimas į save. Taip, ir dabar pavyzdžiui, už tai, kad aš turiu baigti, labai atsiprašau, gal kitą kartą dar pasikalbėsim, ar ne? Tai norėčiau pakviesti tokį momentą vėl, kaip pradžioj norėjau kalbėti. Ta visa gyvata gali būti, va taip kaip suėjo mylimieji, taip? Ir po to staiga kažkas pradeda keistis. Tai pagrindinis dalykas, ko pradeda trūkti, tai to naujumo, su kuriuo jūs sukūrėte tą begalinį gyvybingumą, nes jūs suėjote du absoliučiai įdomus vienas kitam ir dabar jau viską žinote. Tai tikrai jūsų pirmas žingsnis turi būti, palauk, ką aš čia su savim darau, kol neatsinaujinsiu, kol negausiu naujos informacijos, kol nesugalvosiu naujo žaidimo, aš negaliu tęsti to, nes aš sugadinsiu tą kokybę. Sugriausiu, tą ryšį sugriausiu tuo savo nusibodimu arba nuoboduliu, arba tuo, kad kažkas ne taip, o gal tikrai ne taip. Gal mano partneris nesako, kokia yra priežastis to, kad kažkas čia sėda. O tai reiškia, kad nereikia leisti savaime tai mašinai nevairuojamai arba tiems santykiams sugriūti, o tiesiog imtis ir kažką naujo. O ką reiškia nevairuojamai? Kaip jau tu čia taip jau paėmi tą mašiną ir nevairuoji? Tai kad vairuoji ir jeigu tu nežinai, kas su jie vyksta, reiškia, tu prastas vairuotojas. Tai tada tau reikia gal meistro. Tai va atini pas Lingytą ir pasitari, kaip čia sutvarkyti tą mašiną. Viskas čia yra tas kelias. Tie žmonės, kur sako, nėra kelio, neteisūs, yra kelias. Ir reikia daryti. Jeigu žmogus myli mašiną, jisai neleis jai kaip nors ten kitaip burksti arba cypti. Jis toj pat aiškintis su partneriu pirmiausia, ar tavo mašina tvarkoj, mano kažkas ne. Tai būtina, čia yra mūsų kūryba. Tada pora ir gali būti kūrybinga, pastoviai orgazmiška ir laiminga ir gyvybinga. Ties to ir turime baigti. Aš dar, Skaidra, labai noriu tik paklausti vieno dalyko. Aš atėjau iš tikrųjų į tavo šitas terapijas, aš jas labai branginu, nes man padeda įsižeminti, įsikūnyti, man pajaus save. Turi galvoj dainavimą. Dainavimą ir tavo šitą visą veiklą per balsą, aš jaučiu, kad aš atgaunu savo moteriškumą, aš pajaučiu save. Galėtum trumpai truputėlį, pasakyti, kas tai yra ir galbūt net ir pakviesti savo terapiją. Taip, šiuo metu labiausiai yra priimtinas suburtinės procesas, kurį mes užkūrėm, jau 5 metai jisai vyksta. Vieną kartą per metus 24 valandas mes giedam sutartines. Visi, kiekvienas senas, jaunas, mažas, didelis, invalido vežimėlyje, koks nors kalba, nekalba, vis tiek gali ateiti, nes girdi vibracijas, gali patirti sutartinę 24 valandas. Sutartinė po sutartinės skamba visą laiką. Taip. Ir kiti procesai vyksta dabar, kaip žmonės, pasirodė, kad jiems reikia daugiau, tai kas mėnesį. Ir dar po to užsimanė pamokų.
kas labai džiaugiuosi ir yra dėsninga, nes jeigu mes nekilsime į viršų, tai mes, žinokit, neišlaikysime to stovio, kuris yra geras, neišlaikysime. Mes visą laiką turim kapanotis į viršų. Aš tik dabar supratau, kodėl yra toksai svarbus kalnas, lipimas į kalną. Taip. Man visada atrodydavo, kokia prasmė, nu gerai, pamatyti tą grožį, kelios sekundės ir nusileidai. Taip. Bet gyvenime, kaip simbolis, tas lipimas, tai ir yra, kad visą laiką tu pasiektum tą gražiausią savo akimirką, kurią gali šiandieną. Tai yra, begalinis mano dabar dėkingumas visatai, kad mane sutelkė su tam tikrom technologijom ir aš galėjau pasižiūrėti savo būsenas ir pamačiau, kad čia tie žingsniai, jų negalima sustabdyti ir pasižiūrėti, kaip aš dabar gerai esu. Ir žiūrėti mėnesį, tada metus, tada 2 ir paskui jau nebepastebėti, palauk, jau žiūrėk, surūdijo mano ratai. Jo, tai labai prašau, kviečiu ateiti į Suburtynę. Dabar, pavyzdžiui, kokia šiandiena diena? Šiandien yra trečiadienis. 9. Tai rytoj labai prašau, aš dabar supainiosiu vietą. O gal nesupainiosiu? Tiesiog mes gal naujausią informaciją įdėsim po įrašo. Labai gerai, jeigu tik tai norit, ateikit rytoj, mes iš karto patirsime, nes viskas bus specialiai tiems, kurie nepatyrė arba patyrė, bet nežino, kokiam stovyje yra. Ir mes tikrai galime susirinkti. Gal tu galėtum savo puslapį pasakyti, kaip vadinasi Facebook'e? Tiesiog Skaidra Jančaitė galite ateiti, pasižiūrėti, ten visos informacijos yra. Visada galima privačiai daryti, man labai patinka. Labai patinka iščiupinėti visą žmogų, pažiūrėti iš visų pusių, kas ir kaip, ir perduoti toj pat visą informaciją, kad jisai pats su savimi ir augtų. Taip. Tai visada galima, ir jeigu atsirastų noras didesnis dar daugiau patirti, kuriam naują renginį. Taip. O gal galim tikėtis tantros renginio, nes iš tikrųjų toks susidomėjimas. Galima, su didžiausiu malonumu. Su didžiausiu, jeigu garso tantrą padarytume, tai su didžiausiu, nes ypač tokiais temstančio meto laikotarpį, aš jau turiu bėgti, tai reikia būtinai reikia leisti garsą. Tada daugiau šviesos atsiranda, daugiau šviesos iš tavęs sklinda ir tau tampa šviesiau gyventi. Tiesiog, negalima tada tylėti. Išsiplaukim burną savo visas tas gleivės sustingusias mintis ir leiskime. Tegul, kad ir pakalbėti, ir tai yra gerai. Žinot, kaip gerai, kai išsikalbi su draugu. Draugas, ypač draugės. Draugė vieną mintį, aš kitą mintį, bet mes abi išsikalbėjom, pasijutom geriau ir išėjom toliau savo gyventi. Čia tiesiog būtina. Tai Skaidra, tikrai labai tau dėkoju, kad tu atvykai. Linkita, dėkoju tau už visą tą galimybę, kurią galiu klausyti tavęs. Tokio giedrumo ir tiesumo, ir tiesos, ir tiek daug pozityvo ir džiaugsmo nešančių tavo, kaip čia pavadinti, įrašų, postų tokių, aš šiuo metu kažkaip niekur nematau. Tai dėkoju už visą tą gerumą, kurį galiu pati išgirsti. Dėkoju už tavo šviesą, už tai, kad atvykai, dėkoju už tavo balsą, kuris tikrai pakelia į labai aukštus išmatavimus ir tada atsisveikinu, dėkoju tau. Ate. Teisingai. Linkite, bėgu gerai, nes pavėluosiu.